Williamas Herschelis gimė 1738 metais Vokietijoje. 1757 persikėlė gyventi į Angliją ir pradėjo kurti teleskopus, kad galėtų geriau stebėti naktinį dangų. Jis buvo sužavėtas optika, tada eksperimentavo su saulės šviesa ir įvairiais spalvų filtrais. Jam susidarė įspūdis, kad skirtingų spalvų šviesa turi skirtingą temperatūrą. Norėdamas tai rodyti, 1800 metais jis atliko eksperimentą. Tam jis panaudojo prizmę ir saulės šviesai skaidė spalvų spektrą. Patikrino kiekvienos spalvos temperatūrą ir smalsumo vedinas padėjo termometrą už raudonos spalvos į sritį, kur nebuvo šviesos. Jis pastebėjo, kad tos srities temperatūra buvo aukščiausia. Taigi jis atrado nematomus plika akimi infraraudonuosius spindulius, kurie šiandien leidžia tyrinėti visatoje esančius astronominius kūnus.